Labas vakaras, eterė vasario 6-osios BBTV žinios. Šiandien matysite. Artėjant Valentino dienai, žmonės ruošiasi ją praleisti su savo antrosiomis pusėmis. Tačiau ketvirtoji B to padaryti negalės. Ramil Mamedov reportažas. Nerandantis savo antrosios pusės ketvirtosios B klasės vaikinai renkasi į nusivylusiųjų bachūrų klubą. Ir štai dabar matome vieną iš klubo narių susirinkimų, kurio metu priimamas naujas narys. Sveiki visi, aš Mindaugas. Sveiki, Mindaugai. Turiu problemą, kaip visi ir jūs. Prieš 2 metus pasirinkau tiksliosius mokslus ir patekau į 4 B. Ir nuo to laiko viename suole sėdėjau su mergina. Dėkui. Kitos naujienos. 4 B klasė sausio mėnesį nepraleido nė vienų. Ką tik gavome šviežios informacijos, jog 4 B klasė išvažiavo švęsti šimtadienio be jūsų. Turime tiesioginį ryšį su šikšnosparniu įvykio vietoje reporteris Giedrius. Giedriau, kokia šiuo metu situacija? Sveiki. Situacija tikrai įtempta. Matome nekontroliuojamą ketvirtokų minią. Nepatvirtintais duomenimis tai 4 B. Minia, tiksliau pasakius banda, juda šikšnosparnio link. Manome, jog policijos pajėgų neprireiks. Ar jų yra daug ir kokie jų planuojami veiksmai? Jų begalė ir jie tikrai atrodo ištroškę. Čia buvo Giedrius, tiesiogiai iš įvykio vietos. Dėkoju, Giedriau, artimiausiu metu būtinai atnaujinsime informaciją. Toliau žiniose – kriminalai, sporto naujienos ir orai. Sveiki, aš Andrius. Eterė kriminalai. 4 B klasėje dingo matematikos mokytoja Kaklauskienė. Iš liudininkų parodymų sudarytas įtariamojo fotorobotas. Jeigu pastebėjote šį asmenį, skambinkite ekrane nurodytais numeriais. Laimei, daugiau kriminalų nėra, nes likusi 4 B klasės dalis yra sąlyginai padari. Geros dienos, toliau sportas su Gintu. Labas vakaras, čia BB sporto naujienos. Turime karštų naujienų iš ką tik pasibaigusio pasaulio bėgimo čempionato, kuris vyko Lenkijoje. Šiuose bėgimo čempionato pirmenybėse mūsų atstovė iš Lietuvos, Kristina, užėmė 1 vietą, įtikinama persvara nugalėjusi visas savo varžoves. Ir bendroje įskaitoje ji pirmauja. Nuoširdžiausi linkėjimai nuo 4 B Kristinai ir tikimės mes, kad antrajame etape jinai pagerins visus pasaulio rekordus. Kita naujiena. Daugkartinis pasaulio bokso čempionas Danas pravarde Štanga įmetė iššūkį nenugalimajam buldozeriui. Turime paruošę keletą reportažų iš treniruočių stovyklos. 68 dvikovos, 65 pergalės, 1 lygiosios su tanku ir 2 pralaimėjimai už bandymą varžovui nukasti ranką. Šis žmogus siekia savo tikslą. Dano priešininkas, varžovas iš Vengrijos, pavojingasis buldozeris, kuris nepatyrė nei vieno pralaimėjimo. Tad linkime sėkmės savo mylimam boksininkui Danui.
Paskutinioji naujiena iš krepšinio pasaulio. Jaunas perspektyvus krepšininkas Edvinas Šulcas iš Kaišiadorių gaisrininkų komandos įdėjo į krepšį. Pažiūrėkite ir pasigrožėkite šio dėjimu. Tai tiek šio vakaro sporto žiniose. Toliau orų prognozė. Ačiū už dėmesį. Labas vakaras, eteryje orų prognozės. 4 B klasės laukia permainingi orai. Šį vakarą, artėjant žemo slėgio ciklonui link Šikšnosparnio, 4 B klasiai pils kaip iš kibiro. Kitą savaitę, artėjant Valentino dienai, taip pat 4 B klasėje galimos hormonų audros su pragiedruliais. O jau artėjant egzaminams darysis visai karšta. Taigi, artėjančią 100 dienų nusimato permainingi ir sunkus orai. Ačiū už dėmesį. Kviečiame ir toliau likti su Betos Bernų televizija.